Šiandien Romoje, Švento Petro aikštėje įvyko kardinolų konsistorija, kuriai vadovavo popiežius Jonas Paulius II. Tai svarbi diena Lietuvos istorijoje, kadangi tarp 44 naujai įvesdintų kardinolų yra ir kardinolas iš Lietuvos, Vilniaus arkivyskupas metropolitas Audrys Juozas Bačkis. Nuo 1978 metų tai buvo jau 8. kartas, kai popiežius papildė kardinolų kolegiją ir šį kartą įvesdintųjų skaičius buvo didžiausias. Lygiai prieš mėnesį Jonas Paulius paskelbė 37 naujus kardinolus, o po savaitės netikėtai paskyrė dar 5 ir atskleidė vardus 2 kitų kardinolų, kuriuos jis buvo paskyręs slapta. Kardinolai yra aukščiausio rango katalikų bažnyčios hierarchai po popiežiaus. Jie yra jo artimiausi patarėjai ir nuo 11 amžiaus, kuomet nusistovėjo kardinolų kolegijos taisyklės, jie vieninteliai turi teisę rinkti popiežiaus įpėdinį. Šios dienos iškilmės šventasis tėvas pradėjo išvardinęs ir pasveikinęs paskirtuosius kardinolus iš 27 skirtingų valstybių. 10 000 žmonių iš viso pasaulio, tarp jų ir 200 maldininkų iš Lietuvos atvyko dalyvauti konsistorijoje, per kurią popiežius įvesdino į kardinolų kolegiją rekordinį naujų narių skaičių. Theodorum Edgardum Macaric, archiepiscopum metropolitam Washingtoniense. Desmondum Connell, archiepiscopum metropolitam Dublinense. Audris Josephum Bačkis, archiepiscopum metropolitam Viniensem. Gerardum Maiella Agnello, archiepiscopum metropolitam Sancti Salvatoris in Brasilia. Petrum Rubiano Sáenz, archiepiscopum metropolitam Bogotense. Naujųjų kardinolų vardu popiežių pasveikino Vatikano vyskupų kongregacijos vadovas kardinolas Giovannis Battista Re. Mes esame iš skirtingos bažnytinės aplinkos, iš skirtingų kultūrų ir šalių. Kiekvienas mūsų turi skirtingą gyvenimo istoriją, bet visus mus įkvepia tas pats dėkingumas už šį jūsų šventenybės parodytą pasitikėjimo ženklą, sakė kardinolas Re. Naujieji kardinolai yra iš Europos, Lotynų Amerikos, Afrikos, Azijos, artimųjų rytų valstybių ir JAV. Tarp jų yra dvasininkų dirbusių Vatikano administracijoje. Vienas iš kardinolų, vietnamietis, savo šalyje 13 metų praleido kalėjime. Savo atstovų kolegijoje dabar turės ir tokie didieji pasaulio miestai kaip New Yorkas, Londonas, Vašingtonas, Lima, Buenos Aires. Kardinolo titulas buvo suteiktas ir 3 rytų bažnyčių patriarchams. Po šventojo rašto skaitinių popiežius Jonas Paulius savo homilijoje ypač daug kalbėjo apie tarnystę. Kardinolo titulas jums yra kvietimas dar uoliau tarnauti, nes jūsų darbas yra tarnavimas, sakė šventasis tėvas. Chi vuole essere grande tra di voi si farà vostro servitore.
Naujieji kardinolai visi kartu prisiekė klusnumą Romos vyskupui ir ištikimybę bažnyčiai net iki kankinio mirties. Po to kiekvienas jų buvo kviečiamas priimti iš Šventojo Tėvo kardinoliškas insignijas. Jonas Paulius kiekvienam kardinolui įteikė purpuros spalvos kepuraitę, primindamas, jog raudona spalva yra kardinoliško kilnumo ženklas, reiškiantis, kad jie privalo būti pasirengę netgi pralieti kraują, jeigu to reikės tikėjimui skleisti. Kardinolo priesaiką šiandien davė ir Vilniaus arkivyskupas metropolitas Audrys Juozas Bačkis. Jis yra antrasis naujųjų laikų bažnyčios istorijoje lietuvis kardinolas. 1988 metais į kardinolų kolegiją buvo priimtas pernai miręs jo eminencija Vincentas Latkevičius. Artimiausius 16 metų, kol peržengs 80 metų amžiaus ribą, kardinolas Bačkis turės teisę dalyvauti visuose katalikų bažnyčios valdymo reikaluose ir dalyvaus renkant aukščiausiąjį bažnyčios hierarchą popiežių. Ketvirtadienį popiežius draugė su naujaisiais kardinolais Šventojo Petro aikštėje aukos mišias ir kiekvienam kardinolui įteiks po žiedą, glaudžios vienybės su Petro sostu simbolį. Penktadienį popiežiškoje lietuvių kolegijoje Romoje rengiamas priėmimas kardinolo Bačkio garbei. Naujuosius kardinolus, kartu su jais atvykusius dvasininkus ir tikinčiuosius priims Šventasis Tėvas. Kovo 4 dieną per Lietuvos globėjo Šventojo Kazimiero šventę įvyks kardinolo Audrio Juozo Bačkio ingresas Vilniuje. Štai kardinolas lydimas visų vyskupų jau iškilmingai įžengė į Vilniaus arkikatedrą jau kaip kardinolas. Čia reiktų prisiminti, kad jo eminencija turi ir Romos savo bažnyčią. Skiriant kiekvieną naują kardinolą, jis gauna ne tik tas insignijas, kepuraitę raudoną ir kardinolo žiedą, bet taip pat jam paskiriama ir viena kuri nors iš Romos bažnyčių. Tai
Tai yra Romoje Viešpaties Jėzaus gimimo bažnyčia, kuri yra Via Galija ir joje jau daugybę metų darbuojasi Romoje studijuojantis lietuviai kunigai. Tačiau valdymo galios jis tai bažnyčiai kardinolas neturi. Tai daugiau be abejo simbolinis ženklas. Šis kardinolo paskirimas dar yra reikšmingas ir to turbūt, kad tai yra, kaip sako, trečiasis kardinolas per visą 100-metę, ilgametę Lietuvos bažnyčios istoriją. Tačiau ar iš tikrųjų yra tik tai 3 kardinolai? Tie 3, kuriuos mes galbūt geriausiai žinome, 2 ankstesniuosius kardinolus Vincentas Lautkevičius, mūsų laikų žmogus, ir kardinolas Jurgis Radvila, čia Vilniaus arkivyskupas, 16 amžiuje gyvenęs 600 metais miręs, daug dirbęs Vilniui, Lietuvai. O kiti mažiau žinomi, bet pirmasis galbūt su Lietuva susijęs kardinolas buvo Švento Kazimiero kaip tik brolis Liudvikas Jogailaitis, bet jis Vilniui gal tik tai vieną kartą lankėsi, jis buvo Gniezno, jeigu neklystu, arkivyskupas. Bet taip pat buvę dar yra ir kitų, ir vienas iš Vazų buvo kardinolas, nors neturėjęs vyskupo šventimą. Šlovinu Tave, Viešpatie Dieve, mūsų dangiškasis Tėve. Dėkoju Tau už gyvybės dovaną, dėkoju už tikėjimo ir kunigystės pašaukimo malonę. Trokštu visiškai Tau atsiduoti ir visa širdimi tarnauti motinai bažnyčiai, kaip Tavo mylimasis sūnus Jėzus Kristus, mylėdamas bažnyčią atidavė už ją save. Taip ir aš šiandien iš naujo Tau pasiaukoju. Tau pavedu visą savo gyvenimą. Tyrink mano sielą, stiprink mano valią, uždek mano širdį. Suteik man, Dieve, savojo supratimo, atjautos, gailestingumo, pasiaukojančios meilės, kad mano kunigiška tarnystė taptų meilės auka ir Tavo sūnaus pavyzdžių visiems būčiau gerasis ganytojas. Viešpatie Jėzau Kristau, Tau pavedu visą Dievo tautą, kuriai tarnauti esu paskirtas. Tavo malonės veikimu teklesti gyvas tikėjimas, nepalaužiama viltis ir tikra meilė. Šventoji dvasia, suteik man išminties dovaną, kad būčiau ištikimas tiesai, drąsai rinkčiausi didesnį gėrį, vykdyčiau teisingumą, siekčiau taikos ir vienybės. Meilė ir gailestingumu apglėbčiau visus, o ypač mažuosius ir apleistuosius. Šventasis Kazimierai, Lietuvos globėjau, padėk man savąjį gyvenimą paaukoti mano tėvynės Lietuvos ir visos Dievo tautos vaikų gerovai ir išganymui. Į Tavo rankas, maloningoji ir gailestingoji motina, sudedu šios savo troškimus ir pasiryžimus. Amen. Labai gražiai, jautri ir kartu labai daug įpareigojanti jo eminencijos malda prie Švento Kazimiero dulkių, pasiaukojimas tiesiog, kuris bus patvirtintas jo eminencijos parašu. Nors ir būdamas tarsi bažnyčios kunigaikščiu, taip vadinami kardinolai, jo eminencija pasižadėjo būti pirmiausia kunigu ir geruoju ganytoju mums visiems. Mes girdėjom ypač mažiesiems ir silpniesiems ir yra pastebėta, kad kardinolas ir ją nešime savo broliams ir seserims. Pažvelkime į Kristų, į jo dievišką veidą, kurio akys sutinka mus ir palydi per visą gyvenimą. Jis yra mūsų kelias, gyvenimas ir tiesa. Jis mus drąsina ir kviečia sekti jį, eiti su juo. Nebijok, aš esu su tavimi.
aš būsiu tavo šventumas. Priimkime Jėzų į savo gyvenimą ir būkime laimingi. Išgirsime Kristaus raginimą, mylėkite vienas kitą, kaip aš jūs kad myliu. Jei norime atnaujinti bažnyčią, jei norime būti laisvi ir laimingi, leiskime Kristui gyventi mūsų bendruomenėse, šeimose, kurios taptų meilės mokyklomis, vienybės, tarnavimo ir ištikimybės sakramentais. Tai naujas iššūkis mūsų bažnyčiai Lietuvoje. Tai didžiausias visuomenės lūkestis ir troškimas, kurį nori pamatyti gyvus tikrosios meilės liudytojus, o ne vien mokytojus ir pamokslautojus. Iš to visi pažins, kad esate mano mokiniai, jei mylėsite vieni kitus. To mus moko šventieji, šiuo keliu ėjo ir šventasis Kazimieras. Tačiau mums šiandien reikia šventųjų, kurių širdys liepsnotų meilę Dievui ir kiekvienam žmogui, kurie mokėtų gyventi ne tik savo, bet ir kitiems, kuriuose atsispindėtų Kristaus meilė vargstantiems, kenčiantiems, apleistiesiems. Jeigu norime atnaujinti bažnyčią ir visuomenę, prisiminkime, kad bažnyčiai reikia ne reformatorių, bet šventųjų. Išdrįskime šių dienų pasaulyje būti šventais. To mes šiandien labiausiai prašome šventąjį Kazimierą ir visus šventuosius, kad jų pavyzdys padrasintų ypač mūsų jaunimą, nebijoti būti kitokiais, nebijoti būti dorais. Kiekvienas gėrio lašas neša pasauliui palaimą ir taiką. Būkime naujo tūkstantmečio šventai žmonėmis. Amen. Te padeda mums Viešpats. Te palaimina jūs visagalis Dievas, Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia. Lydi jūs Viešpaties malonė